Meilė gamtai traukia į nuostabų Dzūkijos kampelį Žuvintą. Rezervato simbolis – medžio skulptūra, grakšti ilgakasė lietuvaitė, laiko aukštai iškėlusi gulbę. Žuvinto rezervatas garsus savo gyvūnyje ir augmenyje, užžėlintis ežeras su plaukiojančiomis salomis, klampiomis paliomis, Buktos miško dalimi. Rezervato plotas – 5421 hektaras, pats ežeras užima 1032 hektarus. Žuvintas Lietuvos gulbių ežeras, sparnuočių meka, turtinga įvairi augmenija, 437 rūšys. Šis gamtos kampelis garsus pirmiausia paukščių pasauliu. Apie 250 rūšių sparnuočių Žuvinte ir jo apylinkėse nuolat gyvena, peri arba tik praskrenda. Gamtininkai Žuvintų domėjosi dar XIX amžiuje. Reguliarius stebėjimus 1920 metais pradėjo profesorius Tadas Ivanauskas. Jo iniciatyva 1937 metais ežere buvo įvestas rezervato režimas. 1946 metais Žuvintas paskelbtas valstybės saugomų objektu. Tai pirmas rezervatas Lietuvoje. Kad Žuvintas tapo paukščių ežeru, labai didelis ilgus metus čia kruopščiai rinkusio ornitologinę medžiagą profesoriaus Tado Ivanausko, uolaus prižiūrėtojo ir stebėtojo Tado Zubavičiaus, ilgamečio rezervato direktoriaus Nedzinsko nuopelnas. Senasias dzūkų tradicijas ir papročius primins Šeštokai. Šeštokai įsikūrę abipus Kazlų Rūdos Alytaus geležinkelio, 14 km į šiaurę nuo Lazdijų. Šeštokų seniūnijoje Delnicos kaime įkurtas etnografinis muziejų sodyba, Prano Dzūko sodyba. Jame sukaupta šio krašto žemdirbių buityje naudotų dabar beveik nepasitaikančių baldų, drabužių, rakandų, įrankių, kitų buitinių reikmenų, žemės įdirbimo, derliaus dorojimo padargų ir mašinų.
Senovės dvasią pajusime Rudaminoje. Miestelis įsikūręs prie kryžkelės Lazdėjai Būdvietis ir Lazdėjai Šeštokai. Dabartinė bažnyčia baigta statyti 1797 metais. Manoma, kad miesteliui 17 amžiuje buvo suteiktos Magdeburgo teisės, tačiau jomis nesinaudota. 1777 metais minima Rudaminos parapijinė mokykla. Miestelio pagrindinėje mokykloje įkurtas kraštotyros muziejus. Garsus Rudaminos piliakalnis, archeologijos paminklas, kurio apylinkėse žmonių gyventa jau pirmaisiais amžiais po Kristaus. Jo aukštis 198 metrai, plotis 60 metrų, ilgis 83 metrai. Aikštę juosia pylimas supiltas iš molio, akmenų ir sutvirtintas medžiais. Pylimas buvo stiprinamas ir aukštinamas 3 kartus, įtvirtinimai ne kartą degė. Įrengtas 1 tūkstantmečio antroje pusėje ir naudotas iki 14–15 amžiaus. 40 hektarų plote yra įkurtas Rudaminos landšaftinis istorinis draustinis. Tai Rudaminos piliakalnis su senovės gyvenviečių teritorijomis, buvęs dvaro centras. Netoli Rudaminos yra Aštriosios Kirsnos kaimas. Buvusio dvaro sodyboje yra Aštriosios Kirsnos architektūros ansamblis. Tai vietinės reikšmės architektūros paminklas. Ansamblį sudaro beveik 20 įvairių pastatų statytų XIX amžiuje. Ansamblio kompozicinė ašis – alėja, einanti nuo pagrindinių vartų rūmų link. Šie rūmai vėlyvojo klasicizmo formų. Kiti pastatai akmens bei plytų mūro turi romantinės neogotikos elementų. Juosia parkas, užveistas XIX amžiuje. Tvenkiniai.
pavadinimas siejamas su Lazdijos upės ištekančios iš Baltojo ežero vardu. 1597 metais karalius Zigmantas Vaza Lazdijams suteikė miesto, tai yra Magdeburgo savivaldybės teisės. Šiomis teisėmis naudotasi iki 1867 metų. Dabar Lazdijai tai rajono centras. Apie 1570 metus pastatyta bažnyčia dabartinės bažnyčios vietoje. 1891 metais pastatyta mūrinė. Motiejus Gustaitis, Dzūkijos krašto švietėjas, Žiburio gimnazijos įkūrėjas. Motiejaus Gustaičio atminimui įkurtas namas muziejus, kuriame sukaupta daug medžiagos apie švietėjo gyvenimą ir kultūrinę veiklą. Motiejus Gustaitis, pirmasis Lietuvoje filosofijos mokslų daktaras, literatūros ir kultūros istorikas, poetas, vertėjas, pedagogas, perėmęs tautos atgimimo estafetę iš Vinco Kudirkos ir Jono Basanavičiaus. Jis parašė 22 knygas, buvo pomaironinės kartos lietuviškojo simbolizmo pradininkas. (1928 metais poetė Salomėja Nėris, baigusi universitetą, paskiriama į Lazdijus Seinų Žiburio gimnaziją. Poetė apsigyvenusi ką tik mirusio mokyklos direktoriaus poeto Motiejaus Gustaičio palėpės kambarėlyje, labai panašiame į karstą. Švietėjas Motiejus Gustaitis palaidotas Lazdijų miesto kapinėse.